prie Instagramo. Taip, labą dieną visiems ir visom. Šiandien eksperimentuoju save, galbūt per du ekranus, tai Instagrame ir Facebook grupėje Neurografika kasdien. Mano žvilgsnį gali kartais klaidžioti, jeigu nepamatysiu jūsų komentarų, tai nesupykit, nes bandau susigaudyti dar viskas, kas čia vyksta. O šiandien aš truputėlį pakeičiau laiką, nes laiką kalbu ketvirtadienis apie 6 valandą, bet kadangi bėgiojimai vyksta tarp mokymų, dabar pertrauka pietų ir nusprendžiau, kad vakare aš tikrai nespėsiu, nenoriu praleisti, nes, pažadėjau. Tai šiandien aš pakalbėsiu dienos metu, kas negalit, galės pasižiūrėti įrašą. Taigi šiandien mūsų tema, apie ką aš norėčiau pasikalbėti, tai yra kokie mano santykiai su pinigais. Iš tikrųjų, svarbu yra suprasti, kad kaip mes bendraujame su pinigais ir kaip aš bendrauju, tiksliau netgi ne su pinigais, o su pinigų egregoru. Pinigų egregoras yra labai didelis. Pinigai, kaip sakoma, mūsų planetoje atsirado labai seniai, taip, jis yra labai senas, tas egregoras. Ir pradžioje tai buvo mainai, ne? Pinigų nebuvo, pradžioje buvo mainai. Bet vėliau atsirado kaip ir kaina. Jeigu žiūrėsim į pinigų formą, per amžius jinai irgi keitėsi. Pradžioje buvo gyva valiuta, taip, tai kaip ir gyvūnais keisdavosi, tokių variantų buvo. Paskui atsirado metalai, sidabriniai, auksiniai ir kitokie, o dar vėliau įgavo ir dabartinių pinigų formą, tai yra banknotai ir monetos. Žinoma, ties banknotais ir monetos nesustojo, pinigų forma tiksliau vystėsi toliau ir vėliau atsirado įvairiausios obligacijos, akcijos, o dabar netgi ir bitcoin yra, ne? Ir visa tai yra apie pinigus. Pinigai yra, kaip sakoma, ne tik tai mainų energija, bet taip pat ir vystymusi. Jų forma pastoviai keičiasi ir neaišku, kuo ateityje mes atsiskaitinėsime, kai dabar einama link to, kad jau net grinų gali nebūti ir taip toliau. Taigi pinigų egregoras, pinigai yra didelė struktūra ir jinai yra daug didesnė. Ir svarbu žmogui suvokti, kad jinai yra daug didesnė už mus. Ir ta struktūra iš tikrųjų yra gyva. Kad labiau tai suprasti, aš siūlau jums tokią metaforą. Kad žmogus yra žmogus, o pinigai tai yra didelė upė. Ir įsivaizduokite, kad jūs, taip, stovite prie upės ir sakote upei, aš tau dabar vadovausiu, tu man dabar paklusi ir tokiu įsakmiu, kaip sakant, balsu. Kaip galvojate, ar žmogus tiksliau gali vadovauti ir įsakinėti upei, jau neįtraukiant taip vadinamų tų įvairių technologijų, užtvankų ir taip toliau. Ar gali žmogus sustabdyti tėkmę rankomis, ar gali žmogus aiškinti upiai, kur jinai turi tekėti. Ir kai kas nors sako, kad nori vadovauti pinigams, jis tuo metu tampa didesniu. Čia jau žiūrima iš taip vadinamos šeimos sistemos hierarchijos įstatymo, kad kas yra didesnė figūra ir mažesnė. Taip, mūsų tėvai, mūsų protėviai yra didesnė, nes tai, kas atėjo pirmas į sistemą, tas yra didesnis. Ir kai žmogus pradeda vadovauti pinigams, aiškinti, kaip čia turi viskas vykti, jis tampa didesnis. O kadangi energija yra perduodama iš didesnės figūros į mažą, čia ir gali atsitikti toks dalykas, kad žmogus nustoja tekėti tą energiją ir žmogus pradeda stokoti pinigų. Žmogus yra žmogus, taip, o pinigai yra upė. Ir kaip žmogus aš galiu, kaip sakant, naudotis tą upę, su pagarba naudotis. Galiu iš jos pasisemti stiklinę, galiu kibirą ar net cisterną pasisemti, tai kiek man reikia. Ar net išsikasti kanalą ir prisipildyti, visą prūdą. Tik tai tada iškyla kitas klausimas, kiek aš pasiruošusi tokiam pinigų kiekiu. Nes gali būti, kad žmogus nori labai daug, nori, kaip sakau, tą prūdą prisipildyti, o iš tikro jis net negebės to suvaldyti ir susitvarkyti. Tai tiesiog reikia suvokti, ar aš tikrai dabar
pasiruošęs nesuvaldyti, ne, o pasinaudoti ir tokiam pinigų ateinančiam kiekiu. Čia dažnai būna netgi pavyzdys po tų įvairiausių loterijų, ne, kai žmogus gyvena paprastai, neturi to labai didelio kiekio pinigų ir laimi. Jis nežino, kaip su jais elgtis. Pirmiausia, tai dažniausia tie, kurie laimi loterijoje ir nežino, ką su jais daryti, tai labai greitai jie iššvaistomi ir jų nebetenka, nes nemoka su jais, neturi normalaus, kaip sakau, santykio. Man svarbu jausti savo vertę pinigų pasaulyje ir tada man nereikia vadovauti ir nurodinėti pinigams. Tai yra, ką aš galiu įrodyti upiai, ašgi nieko jai neįrodysiu. Aš nebent galiu per ją perplaukti, taip, aš galiu eiti per užšalusią upę, kai yra žiema, aš galiu ją naudotis, bet aš jos nevaldau. Tai va, jeigu žiūrėti į tai, kad aš nevadovauju upiai, neaiškinu pinigams, o tiesiog su dėkingumu priimu juos, naudojuosi jais ir džiaugiuosi jais. Kartais būna žmonių, kurie į pinigus žiūri iš aukšto. Ta prasme, kad aš esu aukščiau už visą tai ir pinigai tai visai ne apie mane, nes aš toks dvasingas, man rūpi tik aukšti dalykai, o pinigai yra visiškas blogis, ne, jie purvini ir visai ne apie mane. Aš aukščiau už visą tai, nes pinigai yra žemiau. Ir automatiškai, kai žmogus taip elgiasi, jisai jaučia, kad tarsi nuvertina pinigus, žiūri juos iš aukšto, jis pasidaro didesnis. Ir vėl automatiškai ta energija nustoja, nes iš didesnės figūros teka energija, ne iš mažesnės. Tai va, čia yra irgi labai svarbu, kad žmogus nežiūrėtų iš aukšto į pinigus, o tiesiog su pagarba juos žiūrėtų ir jais naudotųsi. Įsivaizduokite iš tikrųjų, netgi dabar, bet ir pradžioje minėjau, ne, kiek metų yra pinigams. Ir žmonės, kurie iš aukšto žiūri pinigus, jie negali normaliai su jais komunikuoti. Taip, ir tai gali įvairiausių būti priežasčių, tai gali būti kažkokia taip sauga, tai gali būti trauma, dėl ko taip elgiasi, visokiausių įvairiausių priežasčių, kurias galima būtų nagrinėti. Jeigu žiūrėsim į pinigus kaip į tėtį ar mamą, arba į tėvą, sakykime, ne, o į save kaip į vaiką, tai tuomet mažas vaikas bendrauja su tėvais iš aukšto. Ne? Jeigu aš dabar žiūriu pinigus iš aukšto, juos numenkinu, ne? O aš esu vaikas, nes aš esu, man mažiau metų negu pinigų egregorų, arba pinigams bendrai paėmus. Ir tada žiūriu į tėvus, į pinigus iš aukšto. Pradedu mokyti tėvus, kaip elgtis, ką daryti. Ir tėvai, aišku, kurį laiką gali žaisti tą vadinamą žaidimą, bet tai yra tik žaidimas. Juk mes negalime būti išmintingesni ir gudresni už tūkstančius metų egzistuojančią struktūrą. Yra svarbu suprasti, kad jie yra didesni, nes tikrai didelė dalis žmonių to nesupranta ir ypač labai žiūri juos iš aukšto. Ir jei pagalvosime, kiek žmonių bandė apgauti šį vadinamą pinigų egregorą, kiek sugalvodavo įvairiausių machinacijų, taip, pinigų egregoras, kaip ir sakiau, jeigu žiūrėsim tai kaip ir tėvą ar į mamą, ne, jisai duoda žmogui pasitaisyti, duoda tam tikrus dalykus, leidžia, ne, kaip vaikui, kaip mes savo vaikams leidžiam, žiūri tos veiksmus, bet paskui pamoko ir duoda tokias pamokos, kur žmogus arba supranta, arba nesupranta. Taipogi su pinigų egregoru mes galime bendrauti kaip su vyriška energija arba kaip su moteriška. Kaip tai suprasti? Vyriška pinigų energija tai yra tėvo energija, tai yra apie uždirbtus pinigus, tai kaip aš uždirbu. Ką aš uždirbu, ne? Kiek aš ėdu jėgų, bet čia jau yra uždirbti pinigai. Moteriška pinigų energija, tai kaip bendravimas su mama ir tada į pinigus žiūrime kaip į mamą. Tai visos dovanos, visos galimybės, kurios suteikia būtent materialią gerovę.
čia yra svarbu iš tikrųjų irgi labai, kai dirbant su ta komunikacijas, žiūrint, kokia žmogaus komunikacija su pinigais, kaip jisai tai žiūri, irgi išlenda tam tikri dalykai, kai visą laiką sakau, pinigai yra ne apie pinigus, jie tik parodo tam tikrus dalykus, tam tikrus blokus žmogaus gyvenime. Ir čia dažnai pas mano klientus mes tarsi išsikeliam klausimą dirbti apie pinigus, kodėl nepasiekė to ir to, arba kodėl sunku kainą pasakyti. Ir išlenda dalykai, kad reikia padirbėti su santykiais su mama arba su tėčiu. Čia labai labai dažnas dalykas. Dar svarbus toksai dalykas, ar aš tiesiogiai bendrauju su pinigais, ar per kažkokius tai tarpininkus. Nes jeigu aš tiesiogiai bendrauju, taip, tai aš iš kažko gaunu arba uždirbu, taip, arba gaunu kaip galimybės. Bet jei man pinigus duoda, pavyzdžiui, vyras arba žmogus pastoviai gyvena iš pašalpų, tai jis netiesiogiai komunikuoja su pinigais. Jis per kažkokius tai tarpininkus gauna pinigus. Jeigu žmogus su tuo jam tai patinka, jis, kaip sakau, gyvena ir toliau ir tuo džiaugiasi. Bet jeigu jam tai netinka, jis tai suvokia, kad jis nenori. Kartais, čia tokius pavyzdžius daviau gal paprastus, bet būna taip, kad žmonės net nesupranta, kad jie komunikuoja su pinigais per kažkokius tai tarpininkus. Ir tada automatiškai nuo jo nepriklauso, nes nuo to tarpininko ir priklauso, kiek jis turės pinigų. Jei žmogus trokšta tai pakeisti, tai, kaip sakoma, galime pradėti keisti. Ir kaip tai pakeisti, tai galima, aš manau, kad yra įvairiausių būdų tai padaryti, bet pirmiausia, mano nuomonė, tai yra pirma atlikti tam tikrą diagnostiką ir suprasti, kaip aš žiūriu ir kaip bendrauju su pinigais. Ar žiūriu iš aukšto, ar juos gerbiu, ar jiems dėkinga, ar dar kokie nors mano santykiai, ar bendrauju per kažkokius tai tarpininkus. Labiausiai iš tikro man patinka šitos dalykus pradirbti su metaforiniam kortom, tai vadinamom finansiniam konsteliacijom metaforinių kortų pagalba. Bet labai būna gaila, kai aš pati negaliu su savimi dirbti, nes labai mėgstu save apgaudinėti. Manau, kad kiekvienas žmogus, kai dirba grinai tik su savimi, dažnai mes save apgaunam ir nepamatom tam tikrų dalykų, todėl reikalingi kiti žmonės. Tai aš irgi, kadangi kaip ir turiu instrumentą, bet negaliu jo naudotis asmeniškai, tai aš einu pas kolegas. Kartais, kaip sakau, net pavydžiu klientams, kad jie gali, kaip sakant, šitą dažniau pasinaudoti negu aš pati. Bet aš dar labiau, kad dirbsiu savim, nes ne visą laiką turiu laiko ar net noro eiti pas kolegas pradirbti, tai aš santykius su pinigais ir komunikaciją aš neurografuoju. Tai naudoju neurografiką. Ir kuo naudinga būtent šiuo atveju neurografika, tai pirmiausia, neurografinių linijų pagalba mes galime išsiaiškinti, taip, diagnozuoti, kokia ta mano komunikacija su pinigais, kaip aš žiūriu, ar aš didesnis, ar mažesnis. Ne? Nes jeigu mano figūra, aš žiūriu, aš save matau didesnė negu pinigų egregoras, automatiškai aš sustabdau pinigų tekėjimą. Pamatyti, kur žiūri pinigai, ar yra tarpininkai tarp mūsų, ne? Tai tokia diagnostika. O paskui, kas neurografikai man patinka, kai mes diagnozuojame, mes galime viską pakeisti. Mes piešiame neurografinės linijas, mes galime žiūrėti, ką aš duodu jiems, ką jie man duoda. Ir manyje, kaip sakant, susiformuoja naujos neuronų jungtis, aš pradedu kitaip matyti, kažkoks ateina suvokimas, ir automatiškai piešinys keičiasi. Ne tai, kad aš specialiai paimu ir pakeičiu tas figūras, vieną didesnę, kitą mažesnę, kaip turi būti, ne, kad pinigų egregoras didesnis, bet tiesiog mes pajaučiam, kad aš noriu dabar jį padidinti. Aš noriu jaustis dalimi ir mažesnė. Ne? Nes iš tikrųjų, jeigu kalbant dar apie tos žmonės, kurie labai iš aukštai žiūri pinigus, jie tiesiog dažniausiai yra priežastis, dėl ko taip yra, dėl to, kad jie nesugeba uždirbti. Pas juos greičiausiai yra, kaip sakyt, sumenkinta arba uždaryta kūrybinė ta dalis,
kuri sugalvotų, kaip galima padaryti. Ir tada lengviausias yra būdas tiesiog, čia yra blogai, pinigai yra blogis, aš esu daugiau negu pinigai, aš esu apie dvasingumą ir taip toliau. Iš tikrųjų mes gyvenam materialiam pasaulyje ir mums svarbu viskas. Tai yra balansas, taip. Čia kaip yra mūsų siela materialiam kūne. Ir iš tikrųjų, jeigu net pasižiūrėsim aplinkui, pas mus yra visur pinigai. Viskas yra pinigai, tik tai nereikia žiūrėti į pinigus, kad tai yra mano tikslas, aš noriu kuo daugiau uždirbti, tai yra svarbiausias mano gyvenimo dalykas. Tikrai ne, mes pinigus turim žiūrėti su pagarba, turime juos laikyti savo partneriais ir eiti link savo tikslo, o jie yra tik tai tokia kaip ir priemonė, instrumentas mums pasiekti tuos savo tikslus, kurių mes trokštame. Nes jeigu nebūtų pinigų, mes tą patį sveikatą, mes galim pasirūpinti pinigų dėka, galime, pamaloninti save kelionę arba masažą, atsipalaiduoti, viską galime savo padėti labiau. Tai vat, jeigu vėl grįžtant prie neurografikos, tai iš tikrųjų irgi noriu pakviesti jūs, jeigu norite pabandyti pakomunikuoti su savo pinigais, kaip jūs žiūrite juos, kas vyksta ir pakeisti per neurografikos užsiėmimą pirmadienį, kuris bus komunikacija su pinigų egregoru. Jeigu norite tai prisijungti, tai parašykite man, atsiųsiu nuorodą ir lauksiu jūsų. O tiems, kas lauks mūsų kitų susitikimų, tai susitinkam kitą ketvirtadienį, bet turbūt jau bus 6 valandą, nes šiandien toks, man, sakau, išsibalansavus ir daug mokymų, aš bandau įterpti laivą į pertrauką, dabar mano pietų pertrauką. Ir kitą ketvirtadienį būtent aš kalbėsiu apie kūrybiškumas ir pinigai. Būtent apie tą kūrybinę dalį, kai jinai miega, kas vyksta, kodėl mes tada nesugebame uždirbti pinigų, nesugebame sugalvoti, kaip uždirbti pinigų. Tai labai yra toksai kaip iš pinigų psichologijos piramidės yra pagrindas tos piramidės, pamatas ir yra būtent ta kūrybinė dalis, kad aš galiu, kad aš moku, kad aš matau. Tai va. Tai tiek šiandien, bėgu pavalgyti ir bėgsiu toliau į mokslus, o jums gražios dienos, saulėtos dienos, geros nuotaikos ir iki kitų susitikimų. Bandau dabar